vidaus namo papildymas. Perdažysim, pertvarkysim. Šitie labai daug mena jau laiko. Aš kai mokiausi dirbti su bitėm prieš 4 metus, jau turbūt arba 5 jau jie stovėjo labai ilgai. Bus ledas. Dabar jeigu viską, ką turiu apgyvendinus, tai 30 šeimų būtų. Bet gal biškį dar per stipru bus taip išsiplėsti taigiai. Užteks 20. Svilintos žolės kvapas ne visiems patinka. Oi, ne visiems. Ir iš karto puola. Aplinkui skraido vajus gelia į mane. Reiks dabar biškį pabūt atskirai. Skraido piktai, bet gal nelabai jau supyks. Nu, ilgai pyks. Nes čia dar darbo tai ujui. Dabar reikia viską išsirušiuoti, išsikraustyti. Pasižiūrėti, kas tinka, kas ne. Tai matysim, ar teks bėgti ar ne. Mes esam bitės, mes renkame medų, renkame zydą dulkes, viską darėm labai greitai. Mes esam bitės, mes esam bitės, mes esam bitės ir mes labai užsiemusios. Turim tokį va grožį. Pasikeis čia biškį situacija šito bityną, dabar tokiu patapo sandėliu. Kol kas. O, kokia musė. Bet neilgam. Tai dabar darbas yra susiorganizuoti dažų, išsidažyti avilius ir pasitvarkyti, kur ką reikia, lakas kažką ir tada ieškosim, spiečius gaudysim šiemet. Bandysim kažkaip apgyvendinti, kiek galima. Rytoj laukia kelionė. Anksti rytą vėl kylam. Vežamės 5 šeimas į naują bityną ir 6 į Vilnių grąžinam, į buvusį bityną. Tai nusimato tokia kelionikė. Šiandien nuo 8 turbūt judam, net nežinau, kiek valandų dabar yra. Tai jaučias tą priekabėlę išsikrauti. Bet viskas smagiai. Viskas patiko, pavyko. O dabar kyla naujos idėjos. Galbūt Žagarės festivalis susitikti su kažkuom. Jūs atvažiuosite į Žagarės festivalį, aš atvažiuosiu į Žagarės festivalį. Pabendrausim, pakalbėsim. Matysim. Kas čia per šiukšlinykas? O, didžioko medus, bičių užskaitytas. Švariausiai.